Lapkričio 12. Nebūk netikintis, bet tikintis. Jono Evangelija 20 skyrius 27 eilutė. Jokių kitų būdų negalime priartėti prie viešpaties, bet tik tada, kai ugdome tikėjimą ir pasitikėjimą juo, jo gerumu, jo galia, jo išmintimi ir jo meile. Tikėjimas yra dorybė, kurią reikia tobulinti, ugdyti. Tie patys apaštalai, kurie šaukė iš baimės, kai kilo audra Galilėjos jūroje, palaipsniui kaskart vis labiau augo tikėjime, kol, kaip liudija raštai, sugebėjo pasitikėti viešpačiu ir tikėjo juo net ir tuo met, kai jo nebuvo, net tuo met, kai negalėjo jo suprasti. Tai turėtų būti pamoka ir mums kasdieninėme gyvenime, ugdant pasitikėjimą viešpačiu ir galvojant apie mūsų buvusius išgyvenimus, bei visus mokinimus esančius jo žodyje, kad tokiu būdu mūsų tikėjimas juo įsišaknytų ir turėtų pamatą. Būti netikinčiu reiškia, kad savo protu neįvertiname Dievo ir Kristaus, nepasitikime jais savo širdimi, jais kaip asmenimis, jų charakteriais, žodžiais ir darbais. O būti tikinčiu reiškia, kad įvertiname Dievą ir Kristų savo protu ir pasitikime jais savo širdimi, jais kaip asmenimis, jų charakteriais, žodžiais ir darbais. Dievas ir Jėzus nenusipelno, kad jais netikėtume, ir nei vienas Dievo vaikas neturėtų savo netikėjimu įžeisti jų, kadangi netikėjimas, rodomas darbais, tarytum sako Dievui ir Kristui, kad jais pasitikėti negalime. Priešingai, turime būti labai uolūs jų atžvilgiu, kad darbais įrodytume, jog be išlygų pasitikime jais kaip asmenimis, jų charakteriais, žodžiais ir darbais. Taip darydami, jiems patiksime. Klausimai, kokie buvo išbandymai šią savaitę, susiję su šia citata? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai? Nebūk netikintis, bet tikintis. Jono Evangelija 20 skyrius 27 eilutė.